Taigi, sveiki visi, šiandien parodysiu pamoką, kaip reikia pasikeisti čios temą. Einame į jūsų internetinę naršyklę, einame į čios-templates.com, atsisiunčiame savo norimą temą, daug yra jų, uždarome, kaip atsisiunčiame, gauname RAR failą, jį išarchyvuojame ir štai būna tokie failai. O kol kas mums tik prireiks šito img, po to einame į jūsų administratoriaus panelę, failų menedžerį ir susikuriame naują folderį ir jį galime pavadinti kaip norime. Sukuriame, spaudžiame ir pasirinkti. Štai tokie paveiksliukai, kaip įeinate jūsų img folderį, atsiprašau. Ir štai, būna tiek, pas mane jų tiek yra. Tai ir taip padarome open ir upload. Čia galite pasirinkti daugiau, kad jų suuploadint. Ir taip visus suuploadinote, kiek yra jūsų folderį. Taigi, tuo jau grįžime po uploadinimo. Taigi, štai suuploadinau visus failus, kiek jų yra. Dabar jau mums neprireiks. Einame ant desktopą, atsiprašau, ir atidarome styles. Štai mano dizaino kodas. Užžymime visą kodą, copy, uždarome. Einame į jūsų internetinę naršyklę. Einame į vėl administratoriaus panelę, spaudžiame design magment, kadangi šis atsidaręs, mane nebeprireiks. Šitą kodą galite ištrinti ir įdėkite naują. Štai įsidėjo naujas kodas, bet iš karto nespauskite save. Turėkite du atsidarius langelius, tai jūsų designer talpyklos. Taigi, susirandame nors vieną kodą, štai yra img/6.png ir einame į jūsų talpyklą ir čia susirandame 6. Taigi va, kopijuojame, gerai, vėl einame čia ir užžymime ir įvedame. Ir štai taip gavus. Ir taip prie kiekvieno kodo. Tarkim, 8 susirandame 8, spaudžiame jo, kopijuoti, gerai. Oi, šiek tiek per toli nulėkiau, bet nesne. Ir vėl įdedame. Ir taip su kiekvienu kodu, kokiu pamatysite. Va, 11, 10. Ir to jau grįžime, kaip sudėsime. Taigi, va, baigiau viską dėti. Viskas kaip turi būti. Ir spaudžiame save. Palaukime, kol susėdina. Tada dešiniajam kampe spaudžiam template builder. Nuleidžiame žemyn. Ir štai yra tmpl. Reiškia, pasididinam. Select all. Copy. Uždarome. Ir įdedame čia tą kodą. Ir vėl į viršų. Ir būtinai stebėkite vėl tokius kodus. Štaigi, čia galime parašyti jūsų titulą. Aš parašysiu čios pamokos. Ir vėl stebime ir ieškome vėl tokiu pačiu kodu, kaip ieškojame prieš tai.
Na štai. Ir tai yra vienas įmedas, pirmas. Ir taigi einame File Managerį, atsiprašau, nukopijuojame tą kodą pirmą ir jį įkeliame įdėti. Taigi, kaip tuoj sukelsiu viską ir grįžtu. Štai, baigiau dėlioti viską ir galime spausti Create Template. Gerai, patvirtiname. Dabar palaukime. Na va, štai. Dabar jūsų puslapis, man atrodė štai taip. Atnaujiname. Ir štai koks rezultatas. Na, kas gavos. Dar va neužkrava pilnai. Na, štai, kas gavos. Puikus puslapio dizainas vos per porą minučių. Nu, gal ne porą. Taigi, va čia va. Blogai, reiks ištaisyti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitose pamokose.